Sveikučiai! Sveikinuosi vėlgi su jumis šį gražų žiemos vakarą. Sveikinuosi su tais, kurie prisijungia gyvai ar kurie žiūrėsit įrašą. Labai smagu susitikti šį šaltą, jaukų, tamsų žiemos vakarą. Atrodo, tiesiog tobulas vakaro praleidimas. O man to pačiu yra labai nuostabios pratybos išnaudoti šį laiką, šią erdvę tokiam transliavimui, savo kelio stiprinimui ir pabendravimui su jumis. Na ką, tai užsidėkim žvakutę. Taigi, pradėsim ne iškart šuoliuodami į kažkokią teoriją ar informaciją, o nusiramindami, giliai kvėpdami, iškvėpdami. Tam, kad tiek mano transliavimas, tiek jūsų priėmimas vyktų harmoningai, vibracijoj, ne toj kasdieniai, kur lekiam ar kažką darom, o sugrįžimu į savo kūną, sugrįžimu į savo kvėpavimą. Kad apsijungtų protas, dvasia, kūnas. Taigi naujoji žemė. Kas tai yra? Labai yra daug iš tikrųjų nuostabios dabar informacijos. Pas mane šalia padėta ir Eckhart Tolle knyga Naujoji žemė. Ir visi, kad ir skirtingais žodžiais, bet vieningai teigia, kad tai yra sąmonės virsmo metas mūsų planetoj. Kad tai nėra kažkoks persikėlimas į kitą planetą, naują žemę, ar kažkoks šitos planetos perkeitimas išoriškai, bet tai visiškas tiesiog savo sąmonės vibracinis šuolis, kvantinis šuolis. Tai atskira dimensija, todėl kad dauguma žmonių gyvena 3D dimensijoje, ten, kur veikia fizikiniai dėsniai, mūsų 5 pojūčiai, mintis, jausmai. Ir jeigu žmogus jau šiek tiek girdi savo širdį, tai tada dar ir 4D įsijungia. Tai kad jis pradeda jau jausti, kad nenori galbūt vien tik suktis tame sistemos rate, kad yra kažkas daugiau, kad ne viską atsako šis pasaulis, ne visus klausimus, nenurodo, kokia gyvenimo prasmė ir kodėl mes čia atėjom šitą žemę. Ir tai viskas vyksta iš tikrųjų labai nuosekliu, gražiu virsmu, bent jau vyko iki šiol. Bet dabar mes atėjom iki tokio taško, kada pokytis vyksta greičiau. O kaip vyko tas visas sielos kelias iki tol, tai vyko iš tikrųjų itin lėtai. Siela involucijos būdu iš dieviško šaltinio buvo pakviesta į šitą patyrimą, ateiti į mūsų visatos kūrėjo kūrybą. Ir jinai iš savo tobulos Dievo šviesos vibracijos, visiškai aukštų dažnių, sužemino savo tankį, leisdamasi per visus matmenis ir sluoksnius žemyn, kol galėjo save patirti kūne, šitoj materijoj, su savo rankom ir kojom. Ir įsijungti į žaidimą, kuomet pamiršta pamiršta patį šaltinį, pačią esmę, kas buvo ta siela iki tol, netgi kol atėjo,
į šį patyrimą, įsisukam į vadinamą samsarą, į gimimų ir mirčių ratą. Ir tai vyko pamažu, taip vis patiriant save nuo pačios primityviausios gyvybės formos, nuo įvairiausių augalų, gyvūnų, po to žmonių, kurie tiesiog pažindinosi dar su šita pasaulio materija, kaip tiesiog pasirūpinti savo išgyvenimo funkcijomis, kaip po to pradėjo suprasti jau, kas patinka ir nepatinka, kas teikia malonumą, kas teikia kančią. Ir taip per daugybę gyvenimų vis tiek mes matom tą progresą. Dabar nekalbėsiu apie kiek civilizacijų yra buvę mūsų žemėje, bet kalbu būtent dabar apie mūsų šitą, per daug neįsiplečiant filosofiškai, į mūsų žmonijos šitą erą. Tai ir taip keliavo šitą plėtrą, pamažu, vis metams bėgant, sąmoningumui plečiantis, pradėjo augti ir mūsų siekiai, mūsų klausimai, pradėjo atbusti po truputį mūsų iš pradžių aukštesnysis aš, tokia kaip pakylėtoji sąmonė, siela, o keliaujant dar toliau pradėjo busti ir kosminė sąmonė, o ten yra dar ir virš kosminė sąmonė ir įvairūs kiti sluoksniai, kur aš tikrai neįsimenu, nejaučiu tikslo įsiminti visų sąvokų ir terminologijos vien dėl to, kad atsimint, nes visa esmė jaučiasi viduje ir jeigu įdomu, tikrai galiu parekomenduoti Violetos Petraitienės mokymus, tenai yra labai išsamiai viskas apibrėžta, kaip, kodėl, iš kur, per ką ėjo siela, sąmonė, kokie yra būtent tie evoliucijos lygmenys, 7 sąmonės ciklai. Taip, tai tikrai rekomenduoju, aš iš naujo nemėginsiu to paties perpasakoti. Mano jaučiu, kad yra užduotis taip pat pratransliuoti ir daug meilės energijos, daug įkvėpimo energijos, ne tik žinių. Taigi, bet tęskim apie tą naująją žemę. Tai, o dabar iš tikrųjų atėjo toks metas, kai dėl įvairių priežasčių žemėje yra ir žemėje priežasčių, yra ir tiesiog ir kūrėjo mūsų sprendimas, kur mes tikrai neišsiaiškinsim visų niuansų, kodėl atėjo šis etapas, bet virsmas turi pagreitėti iš labai nuoseklaus, tokio kaip sraigutės šliaužimo į priekį, po to vikšro ten lukštenimas į drugelį. Iš tikrųjų atėjo laikas mums iš karto jau skleistis kaip tiems drugiams. Nes visoje planetoje vibracijos kyla. Yra iš visatos ir kosmoso paduodama labai daug šviesos energijos ir šviesos perduodama spindulių, blyksnių, vibracijos, dėl to būna ir tokių stiprių chaotinių dienų, kur net ir sako, kad saulės aktyvumas yra padidėjęs, bet viskas, žinokit, yra susiję, tai irgi yra ir šviesos jėgos, kurios būna išjudina tam tikrus blokus greičiau žmonėse ir netgi tam tikrus įvykius pasaulyje, nes ir mūsų planeta turi išsivalyti taip pat savo patyrimą, savo sąmonę ir negatyvą, kurį ir mes prisidėjom žmonės, kad jo prikaupiam. Taigi atėjo tas momentas, kai virsmas vyksta greitai ir mes galim tai pastebėti jau vien iš to, kad vos prieš kokį 10-15 metų net nelabai žmonės naudojo terminą meditacija, joga. Tai būdavo kažkokie tokie kaip keistuolių kalbos, kažkas tokio labai nišinio, o dabar žiūrėkit, sporto klube gali nueiti į jogą. O dar mačiau, kad kažkuriam sporto klube net paskelbė, kad bus gongų vakaras, ar kažkaip buvo, galvoju, geras, kaip greitai pradeda pasaulis suprasti, kad niekur nuo to nepabėgs, kad tai vis greičiau tampa norma ir vis daugiau žmonių perlipa tą kritinį tašką, kur kažkas, kas buvo visiškai nauja,
vis atsiveriant vis dar vienam žmogui, tiesiog persisveria tas kritinis taškas netgi kolektyviniai sąmoniai ir dalykai tampa norma. Tai yra iš tikrųjų labai įdomus procesas, kurį galim stebėti. Ir tai pasireiškia tuo, kad žmonės intuityviai pradeda jausti daug dalykų, kad pradeda apsijungti, taip sakant, žemė ir dangus. Du gyvenimai yra dar viena nuostabi knyga, kurią jums rekomenduoju, Konkordijos Santarovos. Reikės gal surašyti vėliau visus tos patarimus ir šaltinius. Taigi, susilieja suvokimas, kad tai, ką mes regim, yra tik viena dalis realybės. Ir kad mes turime ne tik išorinį sąmonės kanalą, kad čia patiriame, čia matome, čia mąstome, net ir mąstome šiek tiek išorėje, bet kad yra ir vidinis sąmonės kanalas, kuris yra netgi svarbesnis. Jis yra pirminis, o išorinis sąmonės kanalas yra antrinis aspektas, kuris veidrodžio principu atspindi tai, kas susiformuoja mūsų viduje, tik tais žymiai lėčiau, išorė yra žymiai inertiškesnė. Net galvoju, kokį čia pavyzdį duoti. Kaip atrodo, gal neteina labai panašus pavyzdžiai, bet tiesiog sujudinama tenais mūsų mintise ir visai kitose erdvėse, kur informacija sklinda žaibo greičiu, minties greičiu, ne veltui sako, šviesos greičiu net. Ir kas ten įvyksta tiesiog akimirksniu. Realybė būna bum, po truputį vibracija įsijudina, pradeda jungtis kažkokie kvantukai, tokie tarsi įvyksta radijo bangų susiderinimas, čia maždaug siųstuvas, čia imtuvas ir kol ten viskas susiderina ir tada galų gale pradeda formuoti jau pasaulio veidrodis mums tą vaizdą. Taigi, vis daugiau žmonių atranda tą vidinį sąmonės kanalą. Pirmiausia, iš paprastų labai paskatų, tiesiog ieškodami įvairių atsakymų. Man labai gera matyti net savo artimoje aplinkoje, kur, pavyzdžiui, niekad net nebūtum tikėjęsis tokių kardinalių pokyčių, o po to atrodo žmogus kartu klausosi kažkokių nušvitusių mokytojų ir diskutuoja apie gyvenimo prasmę. Tai atrodo tiesiog tai parodo ne tik kaip yra virsmas pagreitėjęs, bet ir kaip mes visi esame stipriai susiję šitoj matricoj. Kiekvienas iš mūsų, kuris dirba su savim, kuris įdeda savo pastangą, telkdamasis į šviesą, į kosmosą, į savo vidų, į dieviškąją energiją, galingiausia tai yra telktis į šaltinio energiją ir į tai, iš ko viskas atėjo, tą jausmą mes tikrai visi viduje pažįstam ir tarsi net atsimenam. Tas jausmas, jeigu truputį šoktelint į šoną, jis atsispindi tokioj daugybėj netgi kasdienių dalykų. Pavyzdžiui, noras skaniai pavalgyti. Ir kai jauti tą norą, tokį tarsi ilgesį, tarsi trauką kažko, jeigu įeiti į tą norą ir į jį įsijausti, ar į savo bet kokią svajonę ir patyrinėti, kokia tai energija, kaip tai tarsi noriu. Bet jeigu nuimu žodį noriu, kaip suvokimą, ir palikti vien tik jausmą, tai jis būna toksai, tarsi tas žinojimas, kad yra kažkas daugiau, kad yra tas pakilėjimas, kad yra šaltinis iš tiesų. Tai įvairūs gyvenimo malonumai, ne veltui sako malonumas laimės brolis. Tai šitas mūsų patyrimo įvairūs tokie maži norai, svajonės yra tarsi mini dalelytės Dievo palaimos. Bet šiandien mes kalbam apie tą visą Dievo palaimą, apie tą visą šaltinį ir kaip tai atkeliauja į naująją žemę.
Taigi viena iš priežasčių, kaip sakiau, yra kūrėjo sprendimas, kad tiesiog jau žmonija pakankamai ilgai vystėsi ir dabar, kad nebūtų pažįstas pusiausvyros dėsnis, kuris yra vienas pagrindinių šitoj mūsų visatoj, tai reikalingas pokytis, nes duota laisvos valios jėga žmogui prikūrė gana nemažai negatyvo iš ego. Ir dabar šią pusiausvyrą reikia išlyginti. Ir mes tiesiog labai kviečiu, kad atsivertume šį galimybei, atkreiptume dėmesį į, kad iš tikrųjų viskas keičiasi, kad iš tikrųjų jūsų ir vidus gal net kažkur tyliai šnabžda, kad jau laikas, kad nemažai dalykų nebeveikia taip, kaip veikia anksčiau, kad nemažai dalykų, kurie atrodė, kad jūs žinot atsakymus juos, yra kažkokie jau nebelogiški arba net nebesvarbu tai, kas buvo svarbu anksčiau. Tai taip pat rodo atėjusi pokytį. Pabėgo mintis, dar kažką norėjau ten pasakyti. Na, bet tiek to. Parbėgsi, jeigu reikės. Taip, apie vidinį ir išorinį sąmonės kanalą. Tai tas vidinis sąmonės kanalas iš tikrųjų yra toks platus, jau dabar net ir mokslininkai šiai dienai pripažįsta, kad egzistuoja 13 dimensijų. O žmogus, įsivaizduoja, dabar gyvena dauguma 3D, jau visai nemaža dalis 4D ir šiek tiek jau pereidinėja žmonių į 5D. O dar, aišku, yra nemažai visokių išminčių ir šviesuolių, kurie tarsi keliauja dar per tas dimensijas. Mes per mokymus irgi mėginom ir praktikavomės keliones per juos, ten fiksuojant informaciją, fiksuojant erdvę, užčiopiant tenykščius dėsnius. Bet klajojimas tai yra visai kas kita negu tos dimensijos užfiksavimas ir įmaterinimas. Taigi, dar tikrai tolimas kūrybinis kelias iki tol. Tai dabar telkiamės į tai, kad naujoji žemė arba antrinė, tretinė realybė, pagal Violetos mokymus, tai yra, kai žmogus jau sąmoningai pasirenka šviesą, sąmoningai pasirenka savo augimo kelią ir kad jo valia nuo šiol pradeda jungti su Dievo valia. Kad pradeda busti viduje tie aspektai, kurie jau nebėra susiję vien su egoistiniais siekiais ir kurie jaučia visa ko jungti, visa ko vienybę. Ir tuomet mūsų visi darbai tampa kaip tiesiog įpinama gija į visos visatos gerovę. Mes pradedam jausti save kaip visatos gyventojus. Kaip visatos gyventojus, kaip tą patį šaltinį, tą patį vandenį, tik esanti skirtingose induose. Ir kaip tai padaryti, kaip sau padėti keliauti tą naująją žemę. Tai vėlgi yra labai daug nenurodymų, bet patarimų, nuo ko vibracijos plečiasi, sąmonėjimas plečiasi ir kada sąmonės laukas susitraukia. Tai pirmiausia priklauso nuo mūsų gyvensenos, kur mes renkamės kreipti savo dėmesį, ar tie dalykai, kuriuos mes vartojam, taip sakant, ir tai, ką žiūrim per televizorių, ką valgom, ką skaitom, ką mąstom, su kuo bendraujam.
tiesiog visa informacija, kurią įsileidžiam į save, ar tai kelia vibraciją, ar ją žemina. Ar tai mumis vis užfiksuoja 3D realybėj, kur yra praktiškai vien apie išlikimą, apie tam tikrų savo norų tenkinimą, poreikių ir kurie nekyla į gilesnį visatos išjautimą. Tai pirmiausia atkreipiam dėmesį, kur mūsų dėmesys. O dėmesys tai yra tokia galinga jėga, nes taip pat pagal šios visatos ir turbūt net ne vien šios visatos, pagal visos kūrinijos principą, kiekviena sąmonė turi kūrimo galią. Mūsų mintis turi kūrimo galią. Iš tikrųjų, ta galia yra labai sumažėjusi per laiką, apribota, nes žmogus tiesiog būtų prikūręs labai daug chaoso. Pavyzdžiui, mes dabar žiūrim serialą Mahabharata, gal esat kas nors girdėję, indų epas. Ir tenais rodo įvairiausius momentus, kaip žmonės dar bendraudavo su dievybėmis, kaip jų įžadai turėdavo tokią kūrenčiąją galią, kad galėdavo ten vandenį praskirti, dievybės iškviesti, daiktus materializuoti, kaip jų maldos ir prašymai iš karto tiesiogiai atsiliepdavo materijoje. O dabar iš tikrųjų yra ta sukurta truputį atskira, kad nebūtų žaibiškos materializacijos, nes tikrai žmogus nėra toks sąmoningas, kad dar galėtų suvaldyti savo visas mintis ir pojūčius ir kad jie jam neprikurtų pragaro gyvenime. Nes pagalvokit, kiek mes per dieną pagalvojam kokiu nors nesąmoningų, baimingų minčių ar kažkokių nerimo, kažkokių kartais net ir blogų dalykų ar kažkokių, nežinau, negerų palinkėjimų kam nors. Tai iš tikrųjų yra dovana. Dabar tai yra apsauga. Ir kuo labiau mes savyje skatinam ir auginam tokias savybės kaip tyrumą, ištikimybė Dievui, dieviškumui, tam teisingumo ir gėrio principui, ne išoriniam teisingumui, kur ten koks įstatymas teisesnis, bet tiesiog vibraciškai, kuo mes labiau susiliejam viduje su tokiu išsiplėtimu ir dieviška šviesa, tuo labiau skaidrėja mūsų protas, tuo labiau tirpsta mūsų ego, atsiveria širdis, kur yra susilygiavimas su Dievu kanalas ir tuo labiau stiprėja ir mūsų minties jėga. Ir po truputį grįžta ir visa ta kuriančioji galia. Taigi, nors tas dėmesio jėga ir yra, dabar truputį tarsi primažinta, bet vis tiek turi labai stiprią kūrybinę galią. Ir kaip ir sakiau, viskas, ką mes patiriam, tai yra rezultatas tų savo minčių ir pojūčių. Ir taip pat ir Dievo valios. Aš šiaip tikiu, kad šitoj proporcijoje, kiek vyksta aukščiausioje proto kūryba ir mūsų kūryba, pagal sąmoningumo lygį yra tam tikra proporcija. Kad vienu atveju Dievas kuria daugiau ir žmogus mažiau, kitu atveju žmogus daugiau ir Dievas mažiau, jeigu žmogus tai paprašo, nori savo tiesiog išreikšti daug savo asmeninės kūrybos. Bet kai žmogus išreiškia norą susilygiuoti su Dievu, tai tos valios apsijungia. Bet yra tam tikrų niuansų vis tiek, kur tiesiog turi įvykti tam tikros laiko kilpos, turi būti paruošta erdvė ir kitoms sieloms, nes prisiminkim, kad viskas, ką mes darom, veikia ir kitus, kad Dievas rūpinasi ir kitais, ir jiems turi įvykti, jiems reikalingi momentai, jų kažkokia pagalba suteikta. Tai galbūt yra ruošiama, kad mes kažkokiu momentu atsidurtume pas kitą žmogų kur nors, pasakytume jam kažkokį žodį, kuris jam buvo reikalingas. Ir tiesiog va tokia tobulai supainiota pynė ir yra Dievo valia. Dėl to kartais, kaip aš
pati savo asmeniškai perjaučiau manifestaciją. Jeigu kažkas iš karto nesipildo, tai nebūtinai todėl, kad mes ne iki galo tikim, ar kad minties jėga yra kažkokia silpna, o dar ir todėl, kad mes tiesiog esame visi susiję ir turi įvykti, kas turi įvykti. Ir kitiems, ir mums niekad neaišku, kas yra kieno įrankis. Taigi, taip. Taip pat žadėjau, kad pakalbėsiu. O kaip laikas greitai eina, wow! Taip pat žadėjau, kad pakalbėsiu ir apie balansą tarp dvasingumo ir žemiškumo. Taigi, kaip yra skatintina ir kviečiama kiekvieną dieną plėsti savo sąmoningumą, taip kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, aš anksčiau galvodavau, kad nueisiu į kažkokį kiekį seminarų, ar mokymų, ar kažkokių retrytų ir jau iki galo kažką išsilaisvinsiu, paleisiu, kas man gal nepatinka, pasieksiu, ko aš noriu ir maždaug tada viskas bus gerai ir aš po truputį dėl įdomumo nebent ateity tobulėsiu, bet viskas taip maždaug ir vyks. Tai ne. Darbas iš tikrųjų yra kasdienis, tol kol mes išmokstam visiškai besąlygiškai įsitvirtinti sąmoningoje šviesos vibracijoje, kol mūsų stebėtojas tampa 100% aktyvus. Tai kvantinis stebėtojas, kuris yra vienu metu ir viduje, ir išorėje, kuris stebi tiesiog vibruojančią erdvę, kada kur kažkas kviečia, kada kur kažkas juda ir reikia imtis veiksmo, kada kaip tik visa erdvė stovi ir kviečia pailsėti į pasyvumą. Tiesiog, kol mes nepatenkam į tokią fazę, tol tikrai yra reikalinga kiekvieną dieną, taip kaip maitinam savo kūną, taip maitinti ir dvasią, padėti jį nuolat prisiminti ir išlikti toje vibracijoje. Nes mumis vis tiek vienus aplinka daugiau, kitus mažiau, vėl po truputį traukia į tai, kas yra norma. Į tai, kas dominuoja šitam pasaulyje, kokia vibracija. Ir todėl taip pat yra labai nuostabus įrankiai. Rekomenduoju pas Ievą Launagę, kas pavyzdžiui ieško meditacijų įvairiausiom temom, įvairiausių seminarų. Man tai labai labai iš tikrųjų yra naudinga tam tikros temos, kurios stabilizuoja psichiką ir tiesiog yra kaip kasdienis nurodymas etalono, į ką aš šiandien koncentruojuosi ir kokiu, taip sakant, kokiu žingsniu, kokiu tiesiog viso vibracijų einu į dieną. Tai mano mėgstamiausias yra pasitikėjimo meditacija, taip pat meilės, pilnatvės, o tokios, kurios tiesiog tarsi primena tą būseną viduje, kur kartais tikrai nelengva pačiam iš savęs atsisėsti ir, aš dabar meilėje ir visiems skleisiu meilę. Tai taip pat tiesiog kasdienis ir telkimasis į dieviškumą, prisėdus su savimi ramybėje. Taip pat labai yra nuostabus įrankiai ir pas Rytį Lukoševičių, kas nori ir savo nervų sistemos foną visą persižiūrėti. Ten yra, jis turi ne tik mokymų, bet yra YouTube'e iš tikrųjų ir visa daugybė nemokamų meditacijų, pačiom įvairiausiom temom, kaip dirbti su tam tikrom emocijom, kaip atsipalaiduoti savo kūne. Kažkaip gerklė džiuo. Taip, tai yra pirmiausia dvasinis darbas tam, kad plėstume savo sąmoningumą. Apie ką mes turbūt tikrai nemažai žinom, ypatingai jeigu sekat tokią informaciją, esat pas mane kanale. Bet dar yra įdomi kita pusė, apie kurią šneka žmonės truputį mažiau, ar bent jau aš nesusidūriau su tiek daug informacijos. Tai būtent tas momentas, kai dvasinės informacijos jau yra itin daug ir kai gali pradėti psichika ir kūnas
tarsi nebespėti kartu su ta visa dvasinė plėtra. Jeigu vibracijos pradeda kilti labai greitai, tai labai svarbu yra palaikyti tą balansą ir įsižeminimą. Nes visgi mes, kad ir kokias gauname žinias, kad ir kokią informaciją, kad ir kiek mes ten dimensijų apkeliaujam, po to mums svarbu, kad visa tai grįžta į šią realybę, yra įmaterinama per mūsų visus dvasinius centrus, per čakras, išreiškiama per mūsų veiksmus, per mūsų žodžius, per mūsų mintis ir veiksmus. Tik tada įvyksta susilygiavimas ir bet kokia informacija tampa faktu. Tai tampa mūsų gyvenimu. Tai tiesiog jau įsilieja į mūsų visą struktūrą, gali ją keisti. Tai pavyzdžiui, aš dabar beveik ištisus metus turėjau labai intensyvius mokymus su labai daug informacijos. Ir aš pradėjau jausti, kad aš nebespėju jos įmaterinti. Aš nebespėju tarsi kaip medis, įsivaizduokit, ant kurio, kaip dabar žiemą, labai daug prisikaupė sniego ant jo viršūnės. O šaknis, jeigu nebus pakankamai stiprios, tai tą medį ir nuvers. Tai aš taip ir jaučiausi iš tikrųjų, kad tarsi mano dvasia tokia stipri ir jai tai tarsi duokit dar ir dar ir dar. Ir atrodo, čia atsiveria jau vienas pajautimas, čia kitas, čia va toks matymas, čia va taip, va šitaip, kur atrodo tiesiog kartais jau net nebesuprantu pačių, vietoj to, kad gaučiau atsakymus, aš jau pradėdavau kvestionuoti pačius klausimus, kaip sakant, kuo giliau mišką, to daugiau medžių. Tai kai žiūri kažkokį vieną tašką ir jis atrodo aiškus, bet kai pakylia į tokį aukštį, tai atrodo galvoju, kam aš iš visi tą tašką žiūrėjau, kai yra toks didžiulis paveikslas. Tai žodžiu, kad neįvyktų tokių kažkokių nesusilygiavimų, perkrovų, tai tikrai niekad nepamirškim savo kūno, savo psichikos. Kaip ir dabar aš labai pradėjau jausti poreikį netgi tokiam sunkesniam maistui, kad labiau save taip tarsi tikrai įtvirtinti. Atėjo didelis noras sportui, grūdinimuisi, stabilumo savyje puoselėjimui, kad vietoj to, kad daug daryti įvairiausių dvasinių praktikų dėl kažkokių svajonių ar manifestacijų, ar net ir įvairių žinių, pajutau, kad aš turiu įtvirtinti tai, kas yra ir suteikti tam tobulą erdvę ir sąlygas, tarsi indą savo paruošti, kad jis nebūtų nei suskilęs, nei kažkoks su kokiam skilutėm, nei ten, nežinau, nešvarus, kad po to, kai piltų dar toliau informaciją ir vibracijas į mane, kad aš galėčiau tvirtai visą tai atlaikyti. Ir šiaip labai džiaugiuosi, kad visai laiku pastebėjau ir pradėjau skirti tą dėmesį, kur anksčiau net nebūdavo man natūralu, tiek ten domėtis ir kokiais papildais, ir kaip veikia mūsų organizmas, visos tiesiog netgi praktikos, kur reikia grįžti į kūną, tiesiog jausti savo rankas, kojas, kaip joga nidra, kaip tiesiog mindfulness įvairios praktikos. Jos tarsi padeda su tom naujom vibracijom greičiau įsitvirtinti į materiją, nes tos vibracijos keičia ne tik mūsų suvokimą, bet jos mumis pradeda keisti visų ląstelių lygmenių, iki pat DNR. Įsivaizduojat, mūsų kiekviena sužinoma informacija, jau net ir žemiška, keičia mūsų DNR, jau keistis net ir mūsų ateities kartų, nuo to visa charakteristika, net ir kažkokie tai suvokimai, normos. Bet įsivaizduokit, jeigu mes į save įdedam nepaprastą žemišką informaciją, kaip ten, nežinau, iš kelionių, kaip matom kitas kultūras, kur tai jau plečia tikrai, bet įdedam aukštų vibracijų dažnius. Tai pertvarko visą kūną. Ir kai tie pokyčiai yra itin ryškus, kada tikrai jaučiate, kad eina tuo sąmoningumo keliu, stipriai atsidavę, tai keičiasi mūsų net visa hormoninė sistema, mūsų visa emocinė sistema, nes po truputį nyksta ir emocinis kūnas pas žmogų, kuris būdavo priklausomas nuo ego, nuo proto, kur vykdavo
reakcijos į dirgiklius, į išorę, o dabar labiau eis viskas iš vidaus, iš šaltinio. Viskas labiau stabilizuojasi. Čia iš tikrųjų galima kalbėti apie tai. Bet ką norėjau pabrėžti, tai kad tas nuostabus aukso viduriukas, visada yra atsakymas, tas tobulas balansas, kad nebūtume panirę per daug į žemiškumą kasdienybei, per daug į kažkokius buitinius reikalus. Prisiminkit visą laiką, kad esat kosminė būtybė, kad esat siela pragyvenusi daugybę gyvenimų. Net jeigu ir, nežinau, ar visi tokį patikėjimą turi, bet pabandykit įsivaizduoti, kad visko yra žymiai daugiau ir plačiau, kaip tiesiog netgi kitiem padeda ir žvaigždės pasižiūrėti ir suvokti, kiek visko daug yra nepriepiamo. Ir per daug tada nebesureikšminti įvykių, problemų, situacijų savo gyvenime. Prisiminti, kad Dievas taip pat šalia ir jis taip pat mato visus tos dalykus. Jis mato visą didelį paveikslą, kai mes matom tą mažą situaciją. Tai jeigu atsitapatinam, mes tada įgaunam bent kažkokią dalelę, taip pat įžengti tą didesnį paveikslą, į tą visą suvokimą. Ir taip pat, kas jaučiat, kad iš prigimties skrendat, jeigu tik kas nors įsodina į lėktuvą ir jūs skrendat dvasingumo keliu, tai nepamirškim kūno, nepamirškim net ir grūdinimuose, kad mūsų fizinė struktūra, fizinis laidininkas būtų stiprus, tvirtas, tada gali ir žymiai daugiau per save perleisti ir tos pačios šviesos, daugiau žymiai galima atlikti nuostabių darbų, vieni dėl kitų ir dėl savęs. Ir taip. Na, dar patikrinsiu, ar aš dar kažką norėjau pridurti. Nors didžioji dalis vis tiek iš manęs išeina spontaniškai, bet taip pat galim pasitikrinti ir subtilioje erdvėje, kas vyksta. Ar dar kažkas turi būti pridurta? Taip jaučiu, kad mano kosminė sąmonė tikrai pilnai įsijungusi, patenkinta. Patenkinta šio procesu, šiuo žengimu pirmyn ir sklaida. Jaučiu taip pat, kad energija ir jumis pasiekia. Tiesiog tarsi tokie sklinda spinduliai ir susisieja visų reikiami aspektai ten, kur turi susisieti, būti paliesti. Mes visi tikrai susiję, net jeigu nepažįstu kažko, kas žiūri, bet iš tikrųjų mes visi pažįstami. Tai taip nuostabu jausti tą vienį ir vienybę. Erdvė virpa, energija ir informacija, manau, užtransliuota. Per daug jūsų neužlaikysiu, kaip šitam pirmam laivui, ir man pačiai žandukai raudoni. Tai ką, labai miela, labai gera, kad čia esat. Ačiū mokytojams. Ir gražaus jums vakaro. Kol kas nemačiau, kiek čia mūsų buvo. Dar galiu minutėlę palaukti. Gal netyčia turit kažkokį rūpimą klausimą. Ar pasidalinimą. Ar kažką. Nes kuom skiriasi, kad aš tiesiog nufilmuoju video ir įkeliu, kad tai vis tiek nėra tas tiesioginis gyvas kontaktas, kai galim iš karto reaguoti. Gal po viso to peržiūrėjimo jums, pavyzdžiui, ir kyla kažkokių minčių, bet atrodo, galit parašyti, visada jūs kviečiu rašyti, bet bent jau aš pati iš savo patirties žinau, kad tarsi jau kažkas lyg ir jaučiasi praėję ir tai būna, aš ir nebeparašau, nebent tai labai jau labai svarbu jaučiasi. Tai tiesioginės transliacijos tuom ir ypatingos, kad tada net ir kalbėjimas eina kitoks, nes ir jūsų energijos įsijungia, nors jūs tik ir klausotės, bet jau mūsų sąmonės laukai susiliečia. Galbūt aš tada kalbu visiškai netgi ne tai,
ką iki galo, pavyzdžiui, planavau ar įsivaizdavau, o tai, kas turėjo būti išsakyta pagal tuos, kurie susirinko, pagal tuos, kurie klausosi. Ir aišku, galim tada paprastai dar pabendrauti per komentarus. Gal kada reikės ir kokią Zoom pabandyti padaryti susitikimą. Ten iš viso tada galėsite įsijungti kamerytę ir pasibendrauti. Na, manau, pakankamai palaukiau, nors būna tam tikras dilėjus, bet jau manau viskas. Tai ačiū Jums labai už Jūsų laiką. Padėkokit ir patys savo už savo laiką skiriamą. Kiekviena minutė skirta Jūsų augimui, tai iš tikrųjų tiesiog pildo lašas po lašo tą augimo taurę ir yra labai svarbu, ne tik Jum, bet ir visai šeimai, visai giminiai ir galų gale visam pasauliui. Tai keliaujam kartu. Iki pasimatymo.